Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną mes šnekame apie bėgimą ir jo kokybę. Jeigu jūs norite išvengti skausmų ir traumų juslinėje dalyje, kad jūsų klubas bėgimo metu būtų stabilesnis ir stipresnis, tuomet jūs turite pagalvoti apie 4 pagrindinius judesius. Klubo tiesimas, klubo lenkimas, klubo pritraukimas ir klubo atvedimas. 4 pratimai, kurie pagelbės jums tai padaryti saugumą. Pirmas pratimas skirtas jūsų klubo tiesimui ir sėdmens stiprinimui. Pasiimam už gumos, atsistojam ant vienos kojos, darom pasilinkimą pirmin ir grįžtame atgal. Taip atliekame 10 pakartojimų vienai kojai. Antras pratimas – klubo lenkimas, skirtas jūsų klubo lenkimiesiems. Atsigulum ant nugaros, užsėdam gumą ant kojos ir traukiame kelį link krūtinės. Taip atliekame 10 pakartojimų kiekvienai pusiai. Trečias pratimas – klubo pritraukimas. Atsistojame į dalinį įtūpstą ir pritraukinėjame kelį į vidų. Taip kartojame 10 pakartojimų kiekvienai pusiai. Ketvirtas pratimas – klubo atvedimas. Atsistojame ant vienos kojos, sutiesia koją, darome atvedimą į išorę. Taip kartojame 10 pakartojimų kiekvienai pusiai. Jeigu jums šitas video patiko ir buvo naudingas, įvertinkite jį paspausdami patinka. Jeigu jūs galvojate, kad kažkam tai iš jūsų draugų šis video pagelbės, būtinai juo pasidalinkite. Sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.